Mes įžengėme į užtemimo koridorių ir pirmas užtemimas vyks jau rugpjūčio 12 dieną. Visiško užtemimo juosta eis per Rusiją, Grenlandiją, Islandiją, Ispaniją, Portugaliją bei Šiaurės Amerikos dalį ir Vakarų Afrikos dalį. Lietuvoje matysime tik dalinį saulės užtemimą ir iš tikrųjų tai yra gerai, nes būtent pilnas saulės užtemimas sukuria daug pokyčių. Vėliau pakalbėsiu kokius. Taigi Vilniuje prasidės užtemimas 20:09. Pati aktyviausia užtemimo fazė bus 20:53 ir pasibaigs pakankamai greitai 20:57. Ir aš visada naudoju tokią metaforą, kad užtemimas tai liktai programos diegimas kompiuteryje. Šitas įvykis paleidžia tam tikrus procesus, bet jie rutuliuosis ilgą laiką. Mes matysime svarbiausius įvykius jau per artimiausią pusmetį, bet tam tikras šleifas dar 19 metų jis tęsis. Ir aktyviausi procesai vyks ten, kur yra visiškas saulės užtemimas. Ir saulė, astrologija, ją susijusi su valdžia, su lyderystė, su autoritetais. Todėl mes galėsime ten stebėti politinius ryškius pokyčius. Taip pat saulė yra karšta planeta ir mes jau artėjant užtemimui matom, kad, pavyzdžiui, Ispanijoje prasidėjo tam tikri procesai susiję su karščiu ir gaisrais. Taigi, stebėsime.